jeigu ką, tai šiandien pietum kukinis. Nežinau, kas pas jūsų. O vakar mes nuveikėm tikrai daug. Buvom vakar Krimuke ir atsidengėm dar vieną sieną. O kaip mums sekėsi? Įdomu, ne? Kai atsižiūrėti. Praeitą kartą nusiplėšėme nuo kambarių, nuo vieno kambario nusiplėšėm tapetus, nuo kito nusiplėšėm, ten buvo uždėta popierinis kartoninis, nežinau, tai lapas kėlinasi. O šitam kambarį čia buvo gipsas sudėtas. Tai matosi gipsas, tai reikės šiandieną nusiardyti profilius visus, išsiimti vatą. Šitą darom tam, kad pasižiūrėti, kaip atrodo sienos. Rąstinis namas yra, tai mums labai svarbu yra rasti tvarkingi ir geri, nes nuo to priklausys, ar mums reikės griauti sienas ar ne. Jeigu nereikės, tai turime tik tais dėžutę. Tai iš esmės reikės pasidaryti kapitalinį remontą. Keisime perdangą ir lubas. Ir aišku, šiltinsim visą namą. O praeitą kartą tik iššom tapetus visokius, tai... Jo, tai turim dabar išsivalyti ir nežinau vėl kurtis. Nes turime mažą padėjėją, kuriam gali būti šalta. Na ir mums šalta. Nereikia atitraukti kažko žagdumėje labai. O! Girdit, čia kažkas su lempa blogai yra. Tai šiandien planuose yra užsimėgyti Vincentą ir kol jisai miegos turėsim maždaug 1,5 valandos. Nusimsim vatą, tada nusisuksim profilius, nusiardysim viską ir išsinešime gipsą. Tai visą šitą darom tam, kad atsidengti visus išorinius, bent jau pagrindinius balkius. Bent jau kiti kambariai, kaip ir minėjau prieš tai, yra tvarkingi. Tai manau, tikiuosi, kad ir šitam viskas bus gerai. Nes iš tikrųjų vienintelis turi vatą viduje uždėtą, visi kiti yra tiesiog pliki. Tai vienintelis kambarys, kuris yra kažkiek šiltintas. Tai keletą vietų jaučiasi tokia drėgmė. Tai nežinau, turbūt manau, kad iš viršaus, iš perdangos, kažkur per stogą galbūt bėga. Ten yra toksai langas senas, prastas, tai gal per tą langą pramuša ir tada pabėga. Bet ties šitą liniją jaučiasi pabėgimas. Tai vat, bus įdomu, kurioje pusė bėga. To ir kaip medis atrodys. Irgi yra plokštė, kurią reikės nusimti vėliau. Tik nežinau, ar Živilė pasakojo, bet čia yra mano močiutės sodyba. Čia jinai gyveno. Čia praleisdavo nemažai vasarų. Deja, nesenai jinai išėjo. Tai šita sodyba liko tuščia. Šiaip jinai jau jo negyvena jau porą metų galbūt. Nes jinai negalėjo pas savim pasirūpinti, kadangi turėjo problemų su rega ir klausa. Tai jai nuolatinė priežiūra sutikėjo. Ir jinai su mano tėvais gyveno. Tai nusprendėm su tėvais pakalbėję, kad norime ją pasistatyti. Tai dabar tvarkomės dokumentus, paveldėjimas jau yra mano mamos. Iš esmės jau ir registrų centre irgi atsiradę dokumentai. Tai po naujų metų tiesiai eisime pas notarą susitvarkyti ir jau persirašyti pilnai ant manęs. Tai po to manau, seks tikriausiai į bankas. Į banką paskola. Pasistatyti šitą namelį, nes norime greitai, nenorime laukti. Tad planuose yra galbūt ateinančių metų gale, arba dar kitais metais, bent jau 25 metais, kad jau vasarą čia būtume, tai tikrai. Žiūrėsim, kaip seksis. Šiaip, kaip sakau, jeigu yra viskas tvarkoj, darom kapitalinį remontą, iš esmės sienas paliekam, pakeičiam perdangą, stogą, ir aišku, apšiltinam visą namą. Viduje sutvarkom vandentiekį, elektrą. Ir sutaupome nemažai, nes jau nebereikia
daryti naujos dėžutės. Aišku, langus reikės pasikeisti. Reikalų bus labai daug. Jis, kaip minėjau, nežinau, matosi gal kokio senumo tapetai. Nu čia, tarpsne, kaip jaučiu pastatę namą, tai čia nežinau, ar pirmas ar antras kartas, kai buvo tapetuota jaučiu. Tai žinai, popierius, tai bandom, kas dega, ar nori sudeginti. Kad nežiūrėtų šiukšlių būtų. Ką? Nu, šiam trečiais. Bet man atrodo, sakė, kad vieną kartą lygu tapetavo, ar antrą kartą. Tau, mano. Matosi 2 sluoksniai. Tai 2 sluoksniai, nu tai gerai, antras, jo, matosi, va. Va, pirmas buvo kažkoks mėlynas tapetas, o po to, va, rudus. Tai jo, tai jo. Tai šildome savo odžių tapetais. Draugelis mano. Taip, visi draugelis. Tai, kaip tu dalyvauji, tai kaip tu dalyvauji. O čia yra šuo, kuriam vis laik yra šalta. Su kiekvienu važiavimu prikraunam konteinerius pilnai, paliekam ir kad važiuojam, jie vėl būna tušti. Ne. Tai žekliai. Labai smagus etapas, žodžiu. Šiukšlių valymo etapas. Ir bučinio, ne? Kad pažadinti, tai prasinešam į verandą. Va, visas tas sakas pat, kaip čia skaitos spaustus plotus. Susilaužau ir plečiu. Nusivalysiu stalą. Žodžiu, kad biškai šiek tiek tvarkos būtų. Nes noris biškai tvarkos šitam bardake, nes toj bus pietus. Tai va, žodžiu, kad biškai galėtumėm pavalgyti. Pažiūrėkit, koks gerumas čia tas stalas buvo tokia. Kaip vadinasi, nakleika. Žodžiu, tokia kaip plastikinė saltėse uždėta ir ją atidengiam. Ir čia, žodžiu, toksai afigienas medinis stalas. O čia tokia kaip plokštė, jaučiu, su šiais raštais buvo. Tai, žodžiu, ir jisai čia didinasi, ta prasme, išsiema ir gaunasi toksai didelis stalas. Žodžiu, visokie raštai, žiūri, nerealus stalas. Tai va, jį tikrai pasiliksim. Šiaip čia beveik visi stalai žiūri geri. Nu, o ten bus pietus. Jej. Jo, žodžiu, išdeginom kiek dega. Tai jau raudonuoja tie rinkiai, tai nebekursim daugiau. Leisim atvėsti. O šiaip tokia būtas atėjo. Atsimenu, dar kaip pasakėm, Lukomučiui, tai kad planuojam čia keltis kažkada. Tai žiūri, žmogus apsidžiaugia. Ir atsimenu, sako, tai gerai, tai čia biški, bet ką tapetus pasikeisit ir viskas, galėsit gyventi. Tai jau, tapetus taip pasikeisim. Nu, žodžiu, tas senjoro naivumas. Reiks daugiau negu tapetus pasikeisti. Tai šitą. Ant tiek kaitinom, kad neįmanoma sėdėti. Man pasidėti padiškoti. Oh, nice. Tai tu irgi? Užkaitinom šiek tiek pečių ir va tokios puslės išsimetė. Nu, davai, bandom. Nu, čia, man atrodo, bus tokia žalia spalva. Nu? Ne. Buvo žalia. Oh my god, atsargiai. Su visa atsilupo. Oh my god. Ok. Ir čia jau ten molio spalva matosi, ne? Ta pagrindinė jaučiu. Aha. Parodyk tą. Parodyk nulutę. Oi, kaip gerai. Sugraužti šitą. Na, ensa. Čia. Žodžiu, šitą reikės keisti. Jau. Čia. Kokia diena? Darbinga? Tai, darbinga. Norma darbinga. Tai va, beveik visus
profilius jau nuėmiau. Nuėmėjai ten likusius ūsus, kurie laikė profilius. Tai čia reikės juos išsinešti kažkada. Tada planuojame dar ateityje darbas būtų išsivežti tas atliekas. Pasižiūrėjom, čia nėra tiek daug, tai pasikeisim prie kabikę, nuvešim į stambaryčių sulaikimo aikštelę. Ir ten atiduosim. Čia nežinau, kiek šitų maišų gal 10 maišų tai yra taip. Labai skaniai. Šiaip noriu pasidžiaugti, kad vakarykštės šiukšlės mums pavyko ne šiandien ir išvežti. Šiandien paskutinė diena šiais metais, kai galėjom priduoti stambiagabaritės šiukšlės. Tai ir viską padarėm nemokamai. Jej! Labai džiaugiuosi, kad vakar atėjo ta mintis. O šiaip į ateitį, tai palieku čia, bent jau pas mūsų Klaipėdos rajone. Vat vyras sakė, kokios yra sąlygos ir kiek galima priduoti šiukšlių. Priema nemokamai, tai kam nenuvežti. O šiaip kviečiam ir toliau mus sekti. Jeigu turit kokį gerą žodį, blogą žodį, patarimą ar dar kažką galite palikti tai komentaruose. Ir kviečiam ir toliau žiūrėti, nes manau bus nuotykių ojoj į valias. Tai va, ate.